Pasaulio legenda. Tikrasis rytų perlas. Kinijos pasididžiavimas. Korporacija Fohou. 1999 metais įkurta korporacija Fohou. Tai tarptautinė įmonė užsiemanti moksliniais tyrimais, gamyba, mokslinė ir šviečiamąją veiklą, bei unikalių tradicinės kinų medicinos produktų Yansheng populiarinimu. Šiandien Fohou veikla vystoma daugiau nei 90 pasaulio šalių, kuriuose milijonai partnerių ir dešimtys milijonų klientų užsiema verslu ir gauna kokybiškas paslaugas. Korporacijos Fohou centrinis biuras įsikūręs Džuhai mieste apjungia galingą gamybos kompleksą, kuriame yra naujų produktų kūrimo ir kokybės kontrolės mokslinių tyrimo centrai. Taip pat TKM žaliavų ruošimo, mitybos ir sveikatinamosios produkcijos gamybos kompleksai, kosmetikos produktų gamybos įmonė, produkcijos gamybos linija pagal Made & Go komponentus ir funkcinių sveikatinamųjų prietaisų gamybos įmonė. Gamybos cechai suprojektuoti pagal farmacinį GMP standartą, o gamybos įranga atitinka pažangiausius tarptautinius standartus. Kompanija Fohou įkūrė Kinijoje pirmaujantį tradicinės kinų medicinos sveikatinamosios produkcijos inovacijų centrą, turintį modernizuotus gamybos įrenginius. Kompanijos mokslinių tyrimų bei gamybos kompleksai taip pat veikia Jungtinėse Amerikos valstijose, Japonijoje ir Kinijos miestuose, tokiuose kaip Guangzhou, Džongsšanas ir Nanjangas. Įmonei priklauso daugiau nei 100 patvirtintų patentų. Ji taip pat turi tarptautinį FDA sertifikatą, Europos kokybės sertifikatą, tarptautinį halal sertifikatą, tarptautinį košerinį sertifikatą, Eurazijos ekonominės sąjungos sertifikatą ir produktų kokybės sertifikatus Afrikos šalyse. Pasiekti rezultatai tapo įmanomi dėka korporacijos Fohou įkūrėjo pono Yu Fei svajonės ir jo bendraminčio akademiko Tan Yuji, kuris 2001 metais įkūrė ir asmeniškai vadovavo Fohou Yansheng mokslinių tyrimų institutui su tikslu sukurti natūralią tradicinės kinų medicinos produkciją, kurioje įgyvendinamos 3 pagrindinės strategijos – inovacinės technologijos, integracija į kasdienį gyvenimą ir plėtra pasaulio rinkose. Pagrindinė Fohou Yansheng mokslinio tyrimo instituto veikla yra natūralios tradicinės kinų medicinos produkcijos kūrimas, naudojant inovatyvias technologijas, bei jos integracija į šiuolaikinio žmogaus kasdienį gyvenimą ir populiarinimas pasauliniu mastu. Vadovaudamiesi giliomis tradicinės kinų medicinos ir farmacijos žiniomis, Yansheng kompanijos specialistai suformulavo pagrindinius Yansheng mokslo postulatus, kurie dėl savo lengvo suvokimo šiuolaikiniam žmogui sulaukė didelio pripažinimo ir plačiai paplito visame pasaulyje. Yansheng mokslas yra pagrindas, kuriant Fohou serijinę sveikatinamąją produkciją, kurią jau pamilo milijonai žmonių visame pasaulyje. Kompanijos gaminiai – tai mūsų gyvybinės jėgos šaltinis, o prekės ženklas – tai mūsų idėjų ir vertybių įkūnijimas. Nuo pat įkūrimo 1999 metais korporacija Fohou sulaukė didelio žmonių pripažinimo ir tapo daugybės apdovanojimų ir premijų laureatė. Šie pasiekimai aiškiai demonstruoja Fendou koncepcijos efektyvumą, kurią plačiai taiko Fohou partneriai ir darbuotojai. Korporacijai Fohou vadovauja lyderiai, kurie yra pasišventę savo pasirinkimams ir įkūnijantis Fendou filosofiją. Drąsiai vadovaudama ir nesavanaudiškai prisidėdama prie Fendou dvasios puoselėjimo, kompanija Fohou nuolat plečia savo akiratį ir didina plėtros tempą visame pasaulyje. Raktas į tokios galingos ir veiksmingos vadovų komandos sukūrimas slypi vieningoje įmonės kultūroje, unikalioje Fohou vertybių sistemoje. Įdiegdami korporacinės vertybės tarp darbuotojų, partnerių ir vartotojų, mes suvienijame milijonų žmonių širdis visame pasaulyje ir darome galingą teigiamą efektą. Fohou prekinio ženklo ambasadoriai visame pasaulyje tai yra išskirtiniai kompanijos lyderių atstovai, kurie yra unikalaus kultūrinio kodo nešėjai ir kurie visą laiką ir energiją skiria Fohou prekinio ženklo populiarinimui tarptautiniu mastu. Fohou ambasadoriaus statusas – tai aukščiausias asmeninis indėlis ir komandinis pasiekimas Fohou karjeroje.
Sėkmė, kurios FOHO korporacija pasiekė iki šiol, yra glaudžiai susijusi su unikalia jos plėtros ir formavimosi istorija. Padovanoti rytų sveikatos paslaptis visam pasauliui. Tai korporacijos FOHO įkūrėjo pono Yufei ilgalaikis planas. 2007 metais kartu su pagrindinių partnerių ir lyderių komanda jis įkūrė pirmuosius FOHO filialus už Kinijos ribų Rusijoje ir Lietuvoje. 2008 metais korporacijos FOHO įkūrėjo pono Yufei iniciatyva ir jam vadovaujant buvo įkurtas FOHO labdaros fondas Viltis, kuris teikia labdaringą pagalbą ir paramą 10 000 našlaičių ir neįgalių vaikų visame pasaulyje. 2022 metais korporacija FOHO šventė savo 15-ąjį jubiliejų. Per šį laikotarpį mes sėkmingai įgyvendinome 3 penkmečio plėtros planus, o ponas Yufei ryžtingai paskelbė 4-ojo penkmečio plano pradžią, kuris turėtų parodyti tikrąją korporacijos FOHO jėgą ir galimybės. Korporacija FOHO švytintis Feniksas visame pasaulyje visomis jėgomis padeda žmonėms pasiekti užsibrėžtus tikslus. Mes nuosekliai laikomės savo misijos – nešti pasaulį sveikatą, grožį, sėkmę ir klestėjimą, padaryti žmonės sveikais, gražiais, sėkmingais ir laimingais. Viena svajonė, viena didelė komanda. FOHO. Fendo.